Vienas mažas berniukas paklausė, kas yra vienuoliai. Tėvas atsakė, vienuoliai yra tie, kurie nuo ryto iki vakaro daužo galvas į nepradaužiamą sieną, tikėdamiesi ją pradaužti. Mažas berniukas sako, ar tau nepatinka vienuoliai? Jis atsako, kodėl manai, kad aš jų nemėgstu? Na, tavo nuomonė, jie kažkokie kvaileliai, jie daužo galvas į neįveikiamą sieną. Ar jie durneliai? Ne, aš myliu vienuolius, man tiesiog nepatinka žmonės, kurie išsikelia savo neįmanomus tikslus. Kaip tai neįmanomus? Oi, tu mane užknisai. Tėti, nu pasakyk, šiandieną Velykos, važiuojame pažiūrėti. Visi žmonės ten eina. Žmonės kalba, kad Dievas yra ir kad jam kažkaip reikia išreikšti savo jausmus. O, nėra tavo Dievo. Ar visi šie žmonės durneliai? Ne, jie ne durneliai. Jiems tiesiog lengviau taip gyventi. Kai jie mano, kad danguje yra kažkas, kas jiems padės. Ar ten danguje nieko nėra? Pažiūrėk, ar matai jį? Berniukas pažiūrėjo. Aš matau debesis, tarė berniukas. Matau saulę, ji tokia graži. Bet ar Dievą ten matai? Ne, tarė berniukas. O koks jis Dievas? Sako, kad jis turi barzdą ir sėdi soste. Ar matai ten barzdą? Sostą. Berniukas pažiūrėjo į dangų. Ne, aš matau tą debesį, atrodo kaip kupranugaris. O tas debesis atrodo kaip berniukas, kaip aš. Kaip įdomu. Ar pamatei? Bet tavo vienuoliai sako, kad Dievas ten sėdi. Ir jie visą savo gyvenimą atsisako tokių berniukų kaip tu. Jie atsisako savo vasarnamių, čiačių, jie atsisako moterų. Jie visko atsisako dėl šios idėjos, kad pažintų Dievą. O kai kurie netgi nori sugrįžti pas jį. Štai kas yra vienuoliai. Mažas berniukas pagalvojo ir tarė, tai blogai? Tėvas vėl nervinasi. Kodėl tu visada užduodi tokius klausimus? Kaip tu manai? Aš manau, kad tai puiku. Berniukas nusišypsojo ir pagalvojo. Tėvas suraukė antakius, žiūrėdamas į sūnų. Ir pagalvojo, kas po galais jam darosi. Uždavinėja kažkokius durnus klausimus. Berniukas paklausė, o kodėl tu taip irzliai apie juos kalbi? Jaučiu, kad tu jų nemyli. Tėvas neteko savitvardos. Kas tau sakė, kad aš jų nemyliu? Aš tau sakau, kad man nepatinka žmonės, kurie nori pasiekti tai, kas nepasiekiama. Supratai? Ne, tarė berniukas. Kodėl tu nervuojasi? Aš nesinervuoju, tarė tėvas. Berniukas nusiminė ir ilgai tylėjo. Tėvas ėmė jausti, kad praranda autoritetą sūnaus akise ir tarė, gerai, eime trumpam galėsi pažiūrėti į savo Velykas. Berniukas nusišypsojo. Tėvas pasodino vaiką ant dviračio rėmo ir jie nuvažiavo link auksinių kupolų. Berniukas išpūtęs akis spoksojo į auksinius kupolus ir kryžius. O artėdami prie bažnyčios, jis pamatė daugybę žmonių, nešančius keistus pyragus. Jis pamatė daug skirtingų vištų kiaušinių, nudažytų skirtingomis spalvomis. Berniuko akys sužibėjo. Berniukas tarė, kaip įdomu tėti, o kodėl visą tai vyksta? Tėvas sako, nežinau. Ir pagalvoja apie save, jei dabar pradėsiu aiškinti, man batai. Tėtis nuvežė berniuką prie didelės minios. Berniukas nušoko nuo rėmo ir ėmė bėgioti aplink žmonės, apžiūrėdamas viską. Viskas buvo įdomu. Keistas jausmas užplūdo berniuko širdį. Tai buvo taip gera, tai buvo taip svarbu. Svarbiau už vasarnamį, svarbiau už mažą berniuką, svarbiau už pinigus, šeimą, karjerą. Už viską, apie ką jam kada nors pasakoja tėvas, kad tai labai svarbu.
Berniukas suprato, kad čia vyksta kažkas labai svarbaus, kažkas daug svarbesnio, nei supranta net jo tėtis. Jis ėmė matyti juodais apsiaustais vilkinčius vienuolius, bėgiojančius aplinkui ir nukreipiančius žmonės, kad jie galėtų judėti tvarkingai. Ši eilė priminė ilgą vikšrą ir judėjo kaip vikšras. Viena dalis palaipsniui judėjo į šventyklą, jis tai užfiksavo, kita išėjo ir vėl kita įėjo. Berniukas stebėjo visą tai. Tėvas tarė, važiuojame į vasarnamį. Berniukas ilgai tylėjo. Tada berniukas paklausė, tėti, o ką reiškia, kad jie niekada negalės to padaryti? O Dieve, pagalvojo tėtis. Ir tarė, na, prisimeni, kai buvai visai mažas, norėjai tapti drambliu. Taip, norėjau tapti stiprus ir didelis, visiems padėti. Aš supratau, kad būti stipriu ir dideliu yra dramblys, todėl norėjau tapti drambliu. Pats matai, ar galėjai tapti drambliu? Berniukas atsakė, tu sakei, kad ne? Taip ir jie. Berniukas negali būti drambliu. Berniukas turi būti berniuku, o ne dramblys. Ir nesvarbu, kaip tu norėsi tapti drambliu, tu niekada negalėsi tapti drambliu. Berniukas paklausė, o kodėl? Tėvas sako, kaip kodėl? Nes tu berniukas, o ne dramblys. O dramblys yra dramblys, tai kitokia semantinė visuma. Ir tėvas pradėjo reikšti savo idėjas apie gyvūnų pasaulį, apie tai, ko jis išmoko zoologijos mokykloje. Dramblys turi straublį, berniukas neturi straublio. Berniukas sako, o ką jis niekada neužaugs? Tėvas šiek tiek apsidžiaugė ir tarė, taip, niekada. Ar aš turiu straublį? Berniukas sako, na tugi niekada nenorėjai jo atsiauginti. Tėvas sutriko, sako, net jei ir norėčiau atsiauginti, jis neužaugtų. Berniukas sako, o aš draugaučiau su tokiu žmogumi, kuris užsiaugino straublį, nes jis to norėjo. Tėvas sako, na todėl, kad tu esi dar mažas ir kvailas, kaip tie vienuoliai. Berniukas sako, bet jie suaugę. Jie tai suaugę, bet mąsto kaip tu, mažas. Reiškias, tu manęs taip pat nemyli, tarė berniukas. Tėvas pajuto, kad patenka į berniuko spąstus ir tarė, ne, aš juos myliu ir tave myliu. Tada berniukas sako, už ką? Už tai, kad mes norime atsiauginti straublį? Kiekvieną kartą tėvas pakliūdavo į spąstus ir tai jį erzino. Berniukas griovė tėvo logiką. Jie grįžo į sodybą, berniukas pradėjo vytis drugelius, linksmintis ir tėvas pagalvojo, ačiū Dievui, viskas baigėsi, pamiršo. Prigalvojo kažkokias Velykas, pagalvojo tėvas, tik galvas mažiems berniukams kvaršina. Ir staiga berniukas kažkur dingo. Tėtis susirūpino, jis buvo įpratęs, kad berniukas nuolat jį užknisa įvairiais klausimais, į kuriuos dažniausiai jis nežinojo atsakymų. Ir jis bandė slėptis už savo išsilavinimo, padėties, karjeros, šeimos, bet visada nesėkmingai. Tėtis pradėjo ieškoti berniuko ir staiga jis pamatė savo mažąjį sūnų sėdintį prie didelės obels su pumpurais. Ir žiūrinti į kažką išplėstomis akimis. Tėvas priėjo ir pamatė berniuką stebint vikšrą, kuris ropoja prie medžio kamieno ir pradeda lipti. Ir jis užkliūva už didelio, vadinamojo čiagos grybo. Ir kai šis vikšras taip ropšiasi ant čiagos, jis griebė ją priekinėmis letenėlėmis, paleidžia galines ir krenta. Berniukas žiūri. Vikšras apsiverčia, ilgai guli ir vėl ropoja prie medžio. Ropoja prie medžio, ropoja ir vėl. Priekinėmis įsikimba ir pliumpt ir krenta.
Berniukas žiūri išpūstomis akimis. Matydamas tėtis, tarė: O, žiūrėk, šis vikšras kaip tavo vienuoliai. Berniukas tarė: Kokia prasme? Jie taip pat šliaužia ir krenta. Šliaužia ir krenta. Berniukas sako: Bet jiegi nori tapti drambliais. Ne, čia drambliu nori tapti tu. Jie nori pažinti Dievą ir sugrįžti pas jį. Lygiai taip pat kaip šis kvailas vikšras. Jis mano, kad gali įlipti, bet pažiūrėk, tai neįmanoma. Žiūrėk. Ir vėl jie pradėjo žiūrėti į kamieną. Ir vikšras ropojo ir vėl nukrito. Ir vėl iš naujo. Tėtis buvo triumfuojantis. Tėtis galvoja: Va, taip va, yes. Ir tarė: Na ką? Berniukas žiūrėdamas tarė: Ar jis niekada neįlips? Tėtis sako: Tu atidžiai žiūrėk, niekada. Ir vėl vikšras ropojo ir vėl nukrito. Tėtis sako: Taip ir tavo vienuoliai. Dėl ko taip daro? Berniukas sako: Na, jie nori pakilti į viršų, išausti kokoną, o tada tapti gražiu drugeliu ir nuskristi į dangų. Na, tu pažiūrėk, jis niekada negalės to padaryti. Nusiramintų. Nukritai ant žemės, ten taps slieku, šliaužok ten, sukurk šeimą, tas, anas, verslas ir taip toliau. Na, kam dar kažkur ropoti, kokie dar drugeliai, tarė tėvas. Mažas berniukas sako: Na, jisgi drugelis. Na ir kas, jis kažkur ant žemės gali tapti drugeliu. Berniukas sako: Ne, drugelis negali tapti žemėje. Kažkas jį sutraiškis arba kažkas kita jį suės. Štai kodėl jie ten ropoja. Ir ten visada kabo drugelių kokonai. Tėtis sako: Reiškia, pasirinko ne tą medį. Berniukas pažvelgė į savo tėtį labai nuobodžiai ir tarė: Tėti, eik. Ir tėtis nuėjo. Ir berniukas toliau stebėjo. Berniukas taip nerimavo dėl šio vikšro, taip nerimavo, matydamas, kaip jis atkakliai ropoja šio kamienu, kaskart griebdamas letenomis ir paleisdamas, ir vėl krisdamas. Berniukas stebėjo ir vėl ropoja. Na, ir jis ropodamas, ir berniukas, na dar, ir vėl bum. Ir berniukas taip dėl jo nerimavo, kad kartą, kai jis ropojo aukštyn, berniukas paėmė pagaliuką ir pakišo jį po vikšro. Ir vikšras pradėjo ropoti aukštyn. Berniukas nusišypsojo, numetė pagaliuką ant žemės ir tarė: Nepavyks, viskas pavyks. Ir džiaugsmingas nubėgo žaisti toliau. Šioje istorijoje sakoma, kad kai žmogus nenuilstamai stengiasi pasiekti savo tikslus, jam padeda pats Dievas.